Sveiki. Nesenai girdėjau tokią istoriją. Vieno pastoriaus, kuris sėkmingai vedęs daugiau negu 20 metų, klausė: Pastoriau, kokia jūsų sėkmingos santuokos paslaptis? Pastorius atsako: teisingas pasirinkimas. Ne, nėra teisingo pasirinkimo. Aš to viską paaiškinsiu, kodėl. Santykiai, ypatingai tarp vyro ir moters, jie yra iš praeitų gyvenimų. Tai yra praeitų gyvenimų įdirbiai. Jau vien tai, kad tas žmogus pastorius, ne šiaip sau kažkoks ten chuliganėlis, jau vien tai, kad jisai pastorius, tai yra jo praeitų gyvenimų įdirbiai. Ir tai galima labai lengvai įsitikinti, neturint per daug kažkokių specialių žinių. Aš mėgstu Instagrame pasižiūrėti trumpus video ir man labai patinka video, kur maži vaikai, vos nulaikantis muzikos instrumentą, ar tai būtų gitara, būgnas ar dar kažkoks nematytas instrumentas, groja tuo instrumentu kaip profesionalai. Ir jie netgi tokias veido išraiškas daro, tarsi būtų virtuozai, tarsi būtų įvaldę šitą instrumentą. Kartą man teko matyti berniuką, kuris groja gitara ir jisai groja džiazą, bet jo visi judesiai, veido mimikos, išraiškos, kai jis liečia gitaros stygas, tai kaip senio, kaip kokio seno profesionalaus džiazo muzikanto. Tai atsakykit, iš kur tai yra? Iš kur tai yra ir kodėl daugybė vaikų šito nedaro, kodėl daugybė vaikų vystosi pagal savo amžių ir jų muzikiniai gebėjimai yra tik atitinkantis jų amžiaus grupę. Iš kur tai yra, iš kur tai ateina. Jeigu mes būtume visi lygus ir vienodi, tai tada reikštų, kad karmos nėra. Jeigu toks socializmas būtų. Ir tai yra liudijimas to, kad tai yra labai ryškiai atsinešta iš praeitų gyvenimų. O jau ką kalbėti apie tai, kai, sakykime, gimę vaikai atsimena savo praeitus gyvenimus, tada tėvai važiuoja, iš paskos televiziją važiuoja, kūrė dokumentinius filmus ir netgi artimuosiuose rytuose yra kaimas, kuriame visi žmonės atsimena savo praeitus gyvenimus. Dabar nepasakysiu to kaimo pavadinimo. Tai viena. Antra, pagalvokit, kaip labai jūs pasirinkot savo tėvus, kaip labai jūs pasirinkot savo šalį. Kodėl kai kurie žmonės gimsta karo zonose, kiti gimsta labai išsivyščiusiose vakarų valstybėse ir panašiai. Ar vaikystėje kartais netrodo, kad, pavyzdžiui, mano draugų tėvai yra geresni, galėtų jie būti mano tėvais, gal mane sukeitė ir panašiai. Tai antra. Ir šitas gyvenimas, šitas įsikūnimas mums yra per trumpas sukurti ilgalaikių santykių karmą. Ypač jeigu, sakykime, yra ne viena santuoka, ten pavyzdžiui kokios 2 santuokos ar 3 santuokos, vaikai nuo skirtingų tėvų, viena santuoka buvo, sakykime, pora vaikų, po to santykiai, kur santuoka, liaudiškai tariant, neapiforminta, ten dar vienas vaikas ar ne. Ir mes neturim tiek laiko, kad mes sukurtume, išdirbtume tokius santykius, jeigu karma neegzistuotų, jeigu viską pradėtume nuo nulio, tai yra neįmanoma. Čia apskritai karma yra labai sudėtingas mechanizmas. Tai esmė yra tokia, kad tokie santykiai kaip mūsų tėvai, vaikai, mylimieji, su kuriais užtrunkam šiek tiek ilgiau, tai yra mūsų praeitų gyvenimų įdirbiai. Tai tie santykiai, jie yra uždirbti iš praeitų gyvenimų. Ir tik nepradėkit dabar knaisiotis, kas čia kam yra mokytojas, kas čia yra mokinys, kas čia kokias karminės skolas atiduoda. Visi tie santykiai yra susijęs tam tikrais karminiais ryšiais, tam tikrų skolų, teigiamų, neigiamų, gražinimų. Vaikų auginimas yra skolų atidavimas ir kai tai yra išeikvojama, tie santykiai nutrūksta. Tai šiukštu nepradėkit analizuoti, nagrinėti, nes tiesiog atsidursite kaip tarsi nosim į sieną ir atsakymo negausim. Esmė yra tai, kad kaip mes galim koreguoti visą tai, jeigu mums nepatinka, kas yra mūsų santykiuose.
mes turime išmokti kitaip atsakyti, kitaip reaguoti. Štai kas yra svarbiausia. Apie tai yra 2 mano video, kvantinis šuolis 1 ir kvantinis šuolis 2. Kaip mes galime, sakykime, patikrinti tai, kaip aš sakau. Pavyzdžiui, sakykime, žmogus nusivylęs santykiais, niekas nepavyko, arba, sakykime, jis niekaip negali antrosios pusės susirasti, yra vienišas, čia labiau iš serijos, kada tai yra jauni žmonės, apie 30 metų, galvoja, aš užsiregistruosiu pažintyse, ar ne, užsiregistruoja pažintyse, užpildo savo anketą. Ir iš tikrųjų galima tokį eksperimentą padaryti. Nors, sakykime, pirmieji, kurie parašo, pirmieji 10 ar ten pirmieji 100, kurie parašo, visi pakviečia į pasimatymą, ar ne? Ir čia atrodytų, mes jaugi renkamės, ar ne? Aš renkuosi, aš žinau, ko aš noriu, kokio žmogaus aš renkuosi. Na gerai, sakykime, nueikime į tuos 10 ar 100 pasimatymų, kurie principe vyktų taip, kad mes pamatom žmogų, iš karto suprantam, kad su juo esam čia pirmą ir paskutinį kartą šitam susitikime, iš mandagumo geriam kavą ir atsėdim tą pusvalandį ar ten, geriausiu atveju valandą, atsisveikinam, iš karto abu žinodami, kad daugiau vienas kito nepamatysim. Tai tokių pasimatymų galim turėti 10, galim turėti 100. Ir čia būtų labai puikus eksperimentas įsitikinti, kiek mes renkamės, kiek mes turim galios rinktis, teisingai pasirinkti meilės partnerystę. Aišku, yra visą laiką išimčių, kad per pažinčių svetainės žmonės sukuria šeimas, įsimyli, bet tokių atvejų yra labai labai nedaug. Daugiau tai yra labiau toksai tam tikras laiko užimtumas, arba, kaip aš mėgstu sakyti, tai yra maždaug taip, aš užsidengiu akis, ir baksnoju su pirštu. Baksnoju, gal kažkur pataikysiu. Tai čia yra panašiai taip, kaip aš, sakykime, nueičiau į kokią prekyvietę ir sakyčiau, man reikia palaidinės, ten tokia spalva, anokia spalva, palaidinė, sakykime, tam tikram laikotarpiu, ką aš ją kurį laiką nešiosiu, kurį laiką džiaugsiuosi. Tai čia tas toks pasirinkimas toks labai trumpalaikis būtų ir čia iš karto įsitikintume, kaip mes iš ties nesirenkam tokių svarbių dalykų savo gyvenime, santykių ir kitų, nes jie yra įdirbiai iš mūsų praeitų gyvenimų. Mes renkamės taip, kaip mes reaguojame, mes renkamės savo dvasinės vertybės, renkamės savo moralinės vertybės, renkamės savo požiūrį, kokį palaikom. Tai tas mechanizmas taip veiktų, kadangi aš dirbu su astrologija, tai ką aš, sakykime, matau iš savo pusės, nesvarbu, ar žmonės tiki astrologiją, ar netiki, ar jie tiki tais horoskopais, ar ne, tai visiškai nesvarbu. Bet aš matau, kad tai veikia. Ir kaip aš sakau, mano tikslas nėra kažkuom įtikinti, aš tiesiog gerai darau savo darbą ir konsultacijų metu aš paaiškinu, kaip tas mechanizmas, kaip tie dėsniai veikia. Iš esmės mes savo gimimo horoskope turime atsineštą tam tikrą santykių modelį. Ir iš jo galima pasakyti, ką mūsų mylimas žmogus mum atneš. Ar atneš skausmą, ar daugiau skausmo negu džiaugsmo, ar tai kažkoks vidurėlis bus. Ir taip pat atitinkamai mes tam tikrus dalykus duosime kitam žmogui. Aš jau apie tai esu sukūrus ne vieną video santykių tema ir tai minėjus, bet dabar dar kartą pasikartosiu, nes principe, kas vyksta, kaip veikia tas mechanizmas. Mes turim savo duomenis, savo pamokas turim gauti tam tikras. Ir kai mes susitinkam, ir tas mūsų susitikimas yra iš praeitų gyvenimų, atitinkamas įdirbis, mes tiesiog atreaguojam į vienas kito atsineštą karmą, ypatingai atsineštą karmą santykių atžvilgiu. Ir čia geriausia, ką galim padaryti, tai tiesiog nustoti skausmingai reaguoti. Nustoti reaguoti skausmingai. Ir užsipildyti save, kad
ten, kur mums skauda, tai yra rodiklis, kad tai yra ta vieta, su kuria reikia daugiausiai dirbti. Mūsų tas didžiausias skausmas yra mūsų didžiausias gyvenimo prisirišimas, kurį reikia paleisti, nuo kurio reikia atsitapatinti, nuo kurio reikia išsivaduoti ir jį reikia pakeisti pilnatvę. Turime užpildyti save ir turime savo duoti tai, ko mums negali kitas žmogus duoti, arba ko jis neduoda, ar ten nenori duoti ir panašiai. Tai su tais pasirinkimais tikrai yra ne visiškai taip, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, kuomet žmogus gyvena labai materialistinį gyvenimą ir dar nėra gavęs pakankamai pamokų, arba kada jis gyvena labai protė, labai racionaliam protė ir jisai galvoja, kad jisai renkasi savo antrą pusę, o jeigu blogas pasirinkimas, tai tada jis labai save graužia ir pergyvena ir analizuoja. Ir jeigu tų santykių yra dar gerokai daugiau, sakykime, yra visa virtinė, ten kokie 9, 10 ar daugiau tokių santykių, kur yra vien tik nusivylimai ir skausmas, tas žmogus tada save gali visiškai susigraužti ir gali savo vėžį įsivaryti. O ką jau kalbėti apie tuos santykius, kur žmogus negauna atsako, negauna norimo atsako arba negauna iš vis jokio atsako, kur meilė yra be atsako, kur santykiai yra, kaip aš sakau, be ateities, santykiai neturintis ateities, betiksliai santykiai, bet jie yra santykiai, jie tęsiasi. Tai tada iš vis žmogus gali paskesti šitoj savianalizai, kuri veda į nieką ir gali savo vėžį įsivaryti. Tai to reiktų vengti, reiktų pasistengti atsisėsti ir ramiai pagalvoti ir labai savo nuoširdžiai prisipažinti. Nes kiekvienas mes, jeigu nuoširdžiai pažiūrim į save, mes visada tiksliai žinom savo tą silpniausią vietą, per kurią eilinį kartą gyvenime pasimovėm. Tai yra susijęs su prisirišimais. Pas kiekvieną yra vis kažkoks jo asmeninis variantas. Bet įprastai tai yra tam tikri prisirišimai, įsivaizdavimai, svajonės, kaip aš norėjau, kad būtų, bet čia neišsipildė, čia ne taip gavosi, aš norėjau kitaip. Ir kitą kartą vėl man taip pat gavosi, vėl nepasisekė, trečią kartą galvoju, aš jau pasimokiau, bet tada vėl ten kažkas kitas išlindo ir į kitą skausmingą vietą man dūrė, nukentėjau finansiškai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai geriausias vaistas, geriausias receptas yra skirti laiko savo, atsiriboti nuo visko, galima namie arba kažkur išvažiuoti į gamtą labai gerai, pasimti popieriaus rašiklį ir labai labai savo sąžiningai pasistengti įvardinti, per ką, per kokią savo silpnybę, per kokį savo prisirišimą aš į tai įsipainioju. Nes tai yra iš mano praeito gyvenimo. Iš praeito gyvenimo buvo kažkas neatidirbta. Ir tada reikia su ta vieta dirbti. Tada reikia išsivalyti, išgydyti save. Jeigu reikia išgedėti tam tikrą laiką, svarbu neužstrigti pernelyg gilioj analizai. Aš patarčiau to vengti, patarčiau taikyti kvantinį šuolį. Nes kitu atveju tai gali būti istorija, pasaka be pabaigos. Ir žmogui įprastai reikia, kad jį labai stipriai sukrėstų, kad labai stipriai sukrėstų, įspraustų į kampą ir tada jis pradės galvoti. Tai geriau nelaukim to, nelaukim, kol tai ateis. Ir dar vienas toks yra, vienas iš tokių nuodingų tokių variantų, bandyti aiškintis ir aiškintis, gilintis ir gilintis, analizuoti ir analizuoti, atsiminti nuo pat pradžių tą susitikimo pradžią, kur čia tie visi skausmai prasidėjo, kada pirma buvo raudona vėliavėlė, kada ten vėl kažkas kažką pasakė ir įsivažiavo dar kiti žmonės įsijungė. Ir tai yra tokia duobė, kuri vis gali būti gilesnė ir gilesnė ir iš kurios mes jau galų gale nebegalėsim išlipti be antidepresantų pagalbos. Tai analizė gali būti naudinga, bet aš manau yra atitinkamas laikas, vieta ir aplinkybės. Tai kai aš, sakykime, dirbu su astrologija, tai
kiekvienas mes turime savo paskaičiuotą prognozavimo metodą. Jis visiems paskaičiuojama 120 metų nuo gimimo. Tai aš, kai dirbu, visada noriu įsitikinti, kaip tai veikia. Tai aš, sakykime, analizuoju savo gyvenimą nuo pat gimimo ir stengiuosi atsiminti kuo daugiau detalių, bet iš esmės, ką aš darau, aš tikrinu, ar šita technika veikia. Ir geriausia tikrinti per save, po to per savo artimuosius, kiek ta technika veikia. Tai vat analizės prasme matau šiuo atveju. O kitu atveju dažniausiai tai yra bedugnė, tai yra atsitrenkimas į sieną ir vėl eilinį kartą galim pasijaust, kad sėdim prie suskilusios geldos, ašarų pakalnė. Ir todėl tokios istorijos mus kartais netgi gali erzinti, nes mes niekaip nesuprantam, ką padarėm ne taip, kaip čia mes taip sugebėjom blogai pasirinkti gyvenime, kaip mes čia taip netinkamai pasirinkom gyvenime ir panašiai. Tai aš patarčiau to vengti. Jeigu tai išgyvenate, per tai pereinate, aš patarčiau tikrai to vengti, nustot graužti save, nustot ėsti save, nustot analizuoti, nusinulint, užpildyti save meilę, duoti savo visą tai, apie ką visada svajojot, ko visada norėjot, duoti savo vidujai, psichologinė prasme, pripildyti, pakeisti savo energetiką ir pasistengti tai įtvirtinti ir tai išlaikyti, nesvarbu, kas vyksta. Tai va tokiu būdu mes galėsim koreguoti savo tą atsineštą santykių karmą. Ir tada vat, jau nuo tos vietos, kai mes rinksimės, kaip reaguoti, kaip atsakyti, tai tada jau mes pamažu kursime naują santykį, kuris gali būti, kad persikels ir į kitą gyvenimą. Ir galbūt šiame gyvenime taip pat mums pasiseks pakoreguoti jau esamus santykius arba pamažu pradėti kurti naują ryšį. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad esat kartu ir iki kitų susitikimų. Iki.